Dar kartą sveiki visi, džiugu, kad šį kartą aktyvesnis dalyvavimas negu vasarą. Ir šiandieną, kaip ir kiekvieną, iš principo, ketvirtį, pakalbėsime apie tai, kas vyko, kodėl vyko ir ko galima tikėtis. Tai kaip mes niekada savų prognozių, sakant, neteikiam, bet bandom suakumuliuoti tai, ko tikisi rinka, kodėl tikisi ir tą informaciją perteikti per savo, sakant, per savo prizmę. Tai va, tai kokie buvo 24, kas įtakojo, kokiame ekonomikos cikle esame šiuo metu, kokios prognozės su palūkanų normom, su akcijų kainom, su įmonių pelnais, bei kaip šiuo metu dėliojame mes savo fondus, portfelius, į ką atkreipiame dėmesį. Tai kaip visada pradedu nuo pirmos skaidrės, kurioje yra atvaizduota 24 metų ir prieš tai buvusių 4 metų metiniai rezultatai. Tai yra pagrindinės turto klasės, kurias mes vienaip ar kitaip investuojam, kurias mes stebim. Visi rezultatai yra išversti eurais. Tai netgi jeigu tai yra JAF obligacijos, tai vis tiek yra rezultatas eurais. Tai 24 metai, kaip matote, absoliučiai visom mūsų analizuojamom turto klasėm buvo teigiami. Geriausiai sekėsi, kaip matome, auksui, 35,1% per metus. Kitas įdomus pastebėjimas, kad auksas 5 metus iš eilės fiksavo pliusą. 21 metais jisai buvo nedidelis, 3%, bet visais metais, ir iš tikrųjų, jeigu grįžtume berods 6 ar 7 metai iš eilės auksų buvo teigiami. Antra pelningiausia, sakykime, turto klasė 24 metais buvo pasaulio akcijos, tai bendrai apie 24% pliusas, arba konkrečiai tai būtų JAF akcijos. Kaip matom, JAF akcijų grąža buvo apie 33%, vėlgi čia vertinant eurais, jeigu vertintume doleriais, rezultatas būtų kokiais 6% mažesnis, nes doleris euro atžvilgiu pabrango apie 6%. Tai vienareikšmiškai galim būtų teikti, kad praeiti metai buvo geri. Ta turbūt visi matė, jautė arba pastebėjo iš savo portfelio. Ir jeigu taip grįžti metus atgal, tai turbūt ir antri gana neblogi metai, ypač akcijom, nes matom, pavyzdžiui, pasaulio akcijos jau 2 metus iš eilės sugeneravo didesnį negu dviženklį prieaugį, tik tai 22 metai buvo tokie, sakykime, atsitraukimo ir raudoni praktiškai visom turto klasėm, bet bendrai žiūrint, 24 metai buvo investuotojams tikrai sėkmingi metai. Dabar prieš pereinant prie jau šių metų vertinimų, kas šiuo metu vyksta ir ko galima tikėtis, aš visų pirma norėčiau pabandyti atsakyti 2 klausimus. Tai kas lėmė tokius gerus metus auksui ir kas lėmė tokius gerus metus akcijom. Tai pradėsiu nuo, bet prieš tai dar tiesiog greitai pasižiūrėsim ir kaip sekėsi mūsų valdomiem fondam. Tai čia vėlgi nieko keisto, didžioji dalis fondų išskyrus vieną generavo teigiamą grąžą. Akcijų fondam buvo patys geriausi metai, tai pirmoje vietoje Nextwave Technology fondas su daugiau negu 50% grąža, po to reikiausi demografinis ir Global Equity fondai su didesnė negu 20% grąža. Mažiausia grąža buvo iš teigiamos pusės žiūrint obligacijų Europos fondui. Panašiai, bet iš principo visų fondų grąžos jos ganėtinai gerai sekė tas rinkos tendencijas. Ir čia svarbu, Artūrai, gal parodyti ir palyginimą, kad pasisekė tiems mūsų akciniams fondams lenkti ir pasaulio akcijų indeksą, ir tą plačiai diversifikuotą krepšelį Amerikos arba diversifikuotas pasaulio. Tai tas smagu, kad pavyko. Ir buvo tikrai labai teigiami metai. Ačiū, kad investavot visi, kas investavot kartu. Tai aš kaip sakau,
aš gal kaip valdytojas ir jau čia profesinė liga po gerų metų, po labai gerų metų, taip truputį atsargiai žiūriu, po blogų metų bandau žiūrėti galbūt optimistiškiau, bet pasidžiaugt galbūt ne visada spėjai. Tai jeigu investavo, tai tikrai, kol galit, pasidžiaugit, nes tų periodų ateityje tikrai bus visokių. Ta prasme, amžinai kilt nekyla niekas amžinai, bet pasidžiaugt reikia. Tai va, tai pradėti norėčiau nuo trumpo komentaro apie auksą. Šiaip žinau, kad kai Lietuvos bankas ar šiaip daro žurnalistai apklausas, lietuvių apklausas, kokia yra jų mėgstamiausia investicija, tai pirmoje vietoje be abejo būna nekilnojamas turtas, antroje vietoje dažniausiai būna auksas. Tai į auksą, aišku, lietuviai investuoja turbūt daugiau pirkdami ten kokias monetas ar kažką, ne per fondus, bet buvo daug kalbų. Auksas visus metus, 24 metus vis fiksavo naujas kainų aukštumas, metus užbaigė ties 2000, ten turbūt 800 gal, $700 už unciją. Ir pastoviai visi klausdavo, tai kas vyksta, kodėl jisai kyla. Ir standartiškai atsakymai būdavo, tai čia kariniai konfliktai vyksta, neramumai, gal infliacija yra, nėra, vienu žodžiu. Na, va, tokie bendri tokie pasakymai, bet mes mėgstam bandyti suprasti iki detalių jau, nes kad kiltų kaina aukso iš principo, arba bet ko kaina, kad kiltų, turi pirkėjų būti daugiau negu pardavėjų, tai reiškia būti didesnė paklausa. Na ir žiūrime aukso pasiūlą ir paklausą. Bandom pasižiūrėti, o čia yra ketvirtiniai duomenys, paskutinis ketvirtis yra 24, trečias ketvirtis, tai dar nėra, sakykime, pati naujausia info, bet jeigu taip žiūrėti, bendrai nėra, kad, tarkim, paskutinių metų ar 4 ketvirčių paklausa būtų kažkuo didesnė, negu kad buvo, pavyzdžiui, 21 metais ar 22 metais. Tai neatrodo, kad labai išsiskirtų. Čia galim pastebėti tam tikrą išsiskyrimą, kad, pavyzdžiui, iki 22 metų, maždaug 3 ketvirčio, centriniai bankai, tai yra ta tokia rūžava spalva, jų pirkimai buvo mažesni ir po to šiek tiek padidėjo. Bet bendrai visas paklausos tulpelis, jisai iš esmės labai panašiam lygiai. Tai kad nesimato kažkokios labai ekstra padidėjusios paklausos ar tai iš investicijų, ar tai iš centrinių bankų. Pasiūla, realiai kaip ir visada, jinai yra ganėtinai stabili ir panašiai. Tai čia, tai pasižiūrėjus tą big picture, tokį bendrą paveikslą, iš tikrųjų nėra atsakymų, kodėl dabar. Neatrodo, kad būtų labai stipriai padidėjusi paklausa, kaip, pavyzdžiui, čia buvo iš centrinių bankų, ar labai stipriai padidėjusi paklausa iš investuotojų pusės. Ok, žiūrim tada sekantį dalyką. Sekantį dalyką, ką bandom pasižiūrėti, tai yra, kaip keitėsi aukso fondų turimas aukso kiekis. Iki 2022 metų maždaug, tai iki šito momento, aukso kaina ganėtinai stipriai koreliavo su aukso fondų aukso atsargom. Na tai, grubiai tariant, jeigu investuotojai investuoja į aukso ETF-us, aukso ETF-ai jie turi pirkti fizinį auksą. Nu ir tada, kaip matome, aukso kaina kyla, aukso fondų turimas aukso kiekis didėja. Aukso kaina krenta, investuotojai pardavinėja auksą, aukso kiekis tuose fonduose mažėja. Vėlgi kaina kyla, perka auksą, didėja. Ir kažkas nutinka 22 metais. Ką mes matome, kad 22 metų, nuo 22 metų maždaug pradžios įvyksta išsiskyrimas. Aukso kaina jinai kyla, o aukso fondų turimas kiekis mažėja. Be abejo, aukso fondai nėra vieninteliai žaidėjai šitoj rinkoje, bet jeigu iki 22 metų būtent investuotojų nuotaikos išreiškiamos per aukso fondų pirkimus, pardavimus, jos atrodo labai stipriai koreliavo su kaina, nuo 22 metų įvyko išsiskirimas ir iš esmės netgi čia šiuo atveju sakom, kaip čia, ta divergencija, ne, kad reiškia, atrodo investuotojai pardavinėja auksą, bet aukso kaina kyla. Ir nematydami kažkokių esminių pasikeitimų paklausoj ir matydami, kad aukso kiekis fonduose mažėja,
realiai neturim atsakymų. Atrodytų, kad kaip tik kaina turėtų mažėti. Neoficialūs aukso pirkimai. Tai čia šiuo atveju vėlgi informacija tokia nėra oficiali, bet tarkim T. Rowe Price darė tyrimą ir jų skaičiavimais neoficialios centrinių bankų pirkimai 22-23 metais sudarė apie 600-700 tonų per metus. Tai buvo labai didelis, tas neoficialus pirkimas. Taip pat tą patį matome ir šitam paveiksliuke, kuris rodo, kiek yra to, sakykime, kokį procentą nuo visos metinės ar ketvirtinės paklausos sudaro neraportuojami pirkimai. Ir kaip matome, čia skaičius yra apie 30%. Tai dabar taip vienareikšmiškai pasakyti, kas tai yra ir kas ten perka, būtų labai sunku. Vieni teigia, kad yra hedge fondai, kiti teigia, kad yra tam tikri centriniai bankai, bet viskas, kaip matome, prasidėjo 22 metais. Kas įvyko 22 metais, turbūt kiekvienas iš mūsų žinom. Ir yra tam tikrų spekulacijų, kad galimai tai gal kiniečiai, gal Rusijos centrinis bankas, koks dalyvauja, bandydamas, reiškia, būti nepastebėtas ir išvengti po to tam tikrų sankcijų ar konfiskacijų to aukso ar panašiai. Tai išvada yra ta, kad mes džiaugiamės, kad aukso kaina kyla, nes Global Momentum fonde aukso pozicija praktiškai visus 24 metus buvo ir vis dar yra. Bet be abejo kažkiek nerima kelia tai, kad tas aukso kainos kilimas jisai yra labai sunkiai paaiškinamas šiuo momentu ir ta situacija gali bet kada pasikeisti. Tai be abejo mes reaguosime, jeigu pasikeitimai bus, bet bendrai atrodo dabar yra tokia situacija, kuri šiaip standartiškai jinai yra nestandartinė. Dabar kita turto klasė, kuri daugiausiai kilo, tai buvo akcijos. Kalbant apie akcijas, reikėtų prisiminti turbūt tai, kad 24 metais vidutinė prognozija JAF akcijom buvo apie 6% kilimas, pakilo apie 25, tai ta prasme prognozija visiškai nepasiteisino. Tačiau esminis dalykas, ką aš tai vietoj norėčiau atkreipdėmėsi arba išskirti, kad pusė, sakykime, akcijų kainų kilimo buvo pelnų augimas, bet kita pusė buvo vadinamasis multiple expansion, arba kitaip tariant, tiesiog kainų kilimas dėl galbūt geresnių lūkesčių, dėl optimizmo ar panašiai. Tai čia šita dalis grafiko, kur yra 24 metai ir pavaizduoja, kad kokia dalis buvo pelnų augimas, tai yra violetinė spalva, kokia buvo dalis grinai tiesiog kainos padidėjimas, nepagrįstas, reiškia, pelnų augimų, tai kaip matom Amerikoje, tai buvo apie pusę metinės grąžos. Ir antri metai iš eilės jau turim panašią situaciją, kai gana didelį įtaką turi tiesiog tas kainos didėjimas neparemtas, reiškia, pelnų augimu. Tai be abejo veda prie to, kad akcijos tampa brangesnės, santykinai brangesnės, jos, reiškia, vis labiau pervertintos. Ir aš asmeniškai tai turbūt įvertinčiau kaip vieną iš tam tikrų rizikos faktorių, apie jį dar pasišnekėsim. Bet kaip matom, ne visose rinkose tai buvo, pavyzdžiui, Japonijoje ar kokiai besivystančių rinkų regione, tai praktiškai visa metinė grąža buvo grinai pelnų augimas plus dividendų. Ir dar vienas dalykas, kalbant apie praeitų metų tą paveikslą, tai jeigu mes matėm, kad didžiąją dalį grąžos generavo JAF akcijos, mes žinom, kad JAF akcijų rinka viso pasaulio akcijų krepšelėje sudaro apie, dabar bijau sumeluoti, 65% turbūt. Tačiau tos JAF akcijų rinkos daugiau negu pusė grąžos atkeliavo iš 7 didžiųjų kompanijų, vadinamų Magnificent 7 arba didysis septynetas. Tai čia jeigu matome 24 metų S&P grąža buvo 23%, tai maždaug 55% tos grąžos arba daugiau negu pusė atkeliavo iš Magnificent 7. Ir čia mes matom paskutinių grubiai 4 metų judėjimą. Pagrindinė priežastis vėlgi, kodėl šitos kompanijos brango daugiau negu vidurkis, tai jų 24 metų pelnų augimas buvo
ženkliai didesnis negu visų likusių. Jeigu visų likusių pelnų augimas buvo ten apie 3%, tai Magnificent 7 buvo apie 34%. Tai kad tas pelnų augimas tų 7 didžiųjų technologinių bendrovių, jisai gerokai lenkė rinką. Atmetus šitas kompanijas, JAF akcijų grąža būtų buvusi 10%, kas būtų, turbūt nei geriau nei Europoje, nei ten besivystančiose rinkose ir panašiai. Ir šitoje vietoje dar turbūt vienas dalykas, ką norėčiau, kad atkreiptumėte dėmesį, tai yra kokios prognozės tiek tom didžiosiam 7 bendrovėm dėl pelnų augimo, tiek kitom įmonėm. Tai maždaug matome, kad tos Magnificent 7 493 bendrovėm prognozuojamas pelnų augimo šiek tiek didėjimas, o Magnificent 7 prognozuojamas pelnų augimo mažėjimas. Tai kad pelnas ir ten augs, tik tai, kad tas buvęs didelis išsiskirimas, jisai turėtų šiek tiek susitraukti. Bet čia vėlgi, čia yra prognozės tikrai ne visada pasiteisina ir dar prie apie tai. Artūrai, jeigu galėtum grįžti atgal, mes turime visų pirma kelis klausimus apie prognozes, tai kai mes kalbam apie prognozes, mes kalbam apie didžiųjų bankų, ne apie savo klausimą. Čia mes prognozių neteikėm, sakau, aš asmeniškai ar ten kaip Synergy Finance mes neprognozuojam, kiek akcijos kils ar kris, mes remiamės rinkos, tai yra tas vadinamas consensus estimate, arba lietuviškai tai yra vidutinė prognozė. Yra daugybė bankų, ekonomistų, kurie prognozuoja JAF akcijų pelnų augimą, JAF akcijų kainų augimą ir tiesiog visas tas prognozės surenkamos į vieną. Tai čia šiuo atveju mes naudojam, tarkim, šitam paveiksliuke JP Morganų pateiktą, surinktą, suniveliuotą, reiškia, skaičių, bet iš principo kalbam apie rinkos ekspertų lūkestį, bet kaip vieną vidurkį. Ir labai svarbu, šitą lentelę visiems svarbu suprasti, turbūt, kad Artūras įrodė, kad Amerikos akcijos, jeigu be to didžiųjų technologijų 7-tuko, praeitais metais augo, nors ir rezultatas buvo 23, bet augo 10%. Ne? Koks turi būti lūkestis ilgainiui ir apskritai S&P indekso ir panašiai, tai yra būtent 10%. Nes mes, kai kalbam apie investavimą, mes žiūrime tą investavimą bent jau 50 metų, tai lūkestis 23% yra neteisingas, neefektyvus ir neracionalus S&P indeksui. Per optimistinis. Dabar 13% didžiąją dalį augimo praeitais metais sugeneravo 7 kompanijos. Tai įsivaizduokim, koks yra atotrukis didžiulis tarp 493 ir 7 kompanijų. Tai tą momentą labai reikia gerai suprasti. Ir antra dalis, kur Artūras irgi parodė lentelę earnings growth, augo, ar čia yra tvaru, netvaru, augo daugiausiai dėl to, kad pelnai, pajamos auga daugiausiai, taip, bet, kaip rodo prognozės, kad tas atotrukis tarp 7-tuko ir likusių 490 kompanijų augimo pajamų ir pelnų mažės. Ne? Tai nereiškia, kad čia kris, tai nereiškia, kad čia kažkas sustos augti, bet ar tikimės dar toliau tokią didelę augimo šuolio, pagal pajamų ir pelnų prognozės, manoma, kad ne. Kad galima... Aš dar apie tą lūkestį, kaip teisingai gal susiformuotą lūkestį, nes lūkestis yra labai svarbu. Jeigu ateinat investuoja su lūkesčiu, kad bus 30% ar 25% grąža, tai yra blogai. Jisai turėtų būti tam tikras vidurkis ir gali būti ir bus geriau, galbūt bus truputį blogiau, kažkoks intervalas dar turi būti suvokiamas, bet taip, iš praktikos tikrai galiu pasakyti, kad lūkestis, tarkim, paskutiniai 5 metai buvo tikrai geri. Jeigu vidurkis 10, tai buvo, tarkim, 17 ar 15, pavyzdžiui, S&P indeksui. Ir negalima tikėtis tų pačių 15 toliau. Gal bus, bet šansai mažėja. Labiau tas lūkestis turėtų būti ties vidurkiu, gal net šiek tiek žemiau vidurkio. Nes, aš taip žiauriai primityvų pavyzdį sakau, įsivaizduokim, vidurkis yra 10%.
Taip žiauriai primityviai. Jeigu vienai metai buvo plus 15, tai kiek turi būti kitais metais, kad būtų vidurkis, sugrįžtume prie vidurkio? Plus 5. Tai jeigu dar antrais metais buvo plus 15, tai kiek trečiais metais turėtų būti, kad sugrįžtume prie vidurkio? 0. Tai va, tai čia, ta prasme, kad yra tas tokios ištemptos gumos principas. Pašnekėsim, Amerika yra išskirtinė rinka. Ta prasme, atrodo, kad jeigu tai bendrai žiūrėti, nėra labai daug kur norinčių investuoti kitur. Visur problemos. Europoje problemos, Azijoje problemos kitos. Ta prasme, tai Europa šiai dienai yra neįtikėtinai situacijų, doleris brangsta dar tuo pačiu metu, tai visiems investuoti į Ameriką, kuri šiaip akcijos kyla ir dar doleris brangsta, dar prideda tos grąžos. Atrodo, kur geriau, bet kaip istorija nekartą yra parodžiusi, ciklai vyksta. Ta prasme, nebuvo, ten buvo periodas 10 metų, kai Japonija buvo neįtikėtina rinka, reiškia užkariaus pasaulį, pasikeitė. Buvo periodas, kai buvo ta pati Europa ar besivystančios rinkos. Tai nesakau, kad šiais metais dabar tai vyks, tiesiog aš sakau, kad reikia turėti realius lūkesčius. Tai jeigu galim, čia pasižiūrėjom tas į 2 pagrindinės turto klases ir dabar pabandysim pažiūrėti iš makro pusės, ką signalizuoja tam tikri rodikliai. Mes analizuojam aplenkiančius indikatorius ir palūkanų normas. Tai aplenkiantis indikatoriai čia tokie kreivė, jinai sviruoja ties aplink 100, tai vat, matot, yra ties 100 ir jinai arba kyla, arba krenta. Ir jeigu šitas rodiklis yra kylantis, tai reiškia, kad esame augimo stadijoje, čia bendrai reiškia pasaulio arba vadinkim G20 paveikslo. Ir kai kyla, yra augimo stadija, iš esmės investuoti į rizikingą turtą, ar tarkim į akcijų turto klasę, yra visiškai logiška, priežastis labai paprasta, mes esam darę tam tikrų skaičiavimų, palyginimų, tai tuo metu, kai aplenkiantis indikatoriai yra kilimo stadijoje, arba, kitaip tariant, tos žalios spalvos zonos, tai vidutinis pasaulio akcijų indekso pokytis yra maždaug 2 didesnis negu vidurkis. Arba, kitaip tariant, kai ekonomika yra augime, į akcijos uždirba maždaug 2 daugiau negu vidurkis, tuo tarpu, jeigu jūs investuojate tada, kai ekonomika yra sulėtėjime, tai yra aplenkiantis indikatoriai signalizuoja lėtėjimą, jie krenta, tai tuo metu pasaulio akcijų grąža yra artima 0, vidutinė mėnesinė grąža yra artima 0, ir tai reiškia jinai mažesnė negu vidurkis. Tai kol aplenkiantis indikatoriai kyla, tol mes sakom, kad investuoti į akcijas, ar tarkim daugiau investuoti į akcijas, negu šiaip investuojate, yra logiška, tai ir statistiškai logiška, ir bendrai iš ekonomikos ciklo atrodo logiškai. Tai kol kas šitie indikatoriai, jie signalizuoja kilimą. Kitas rodiklis, ką žiūrim, tai yra palūkanos susijusios su infliacija. Kaip žinome, infliacija ilgą laiką buvo baubas problema, bet dabar jau ką galim pastebėti, kad infliacija daugumoje rinkų grįžo į normalias ribas. Tai čia yra paskutiniai skaičiai spalio lapkričio mėnesių, tarkime, Amerikoje 2,7, Eurozonoje 2,2. Tai jau esam žemiau 3% daugumoje tų vakarų valstybių. Tikrai infliacija smuko gerokai žemiau, negu kad buvo 22 ar panašiai metais, reiškia normalizavosi. Ir infliacijai normalizuojantis, ką centriniai bankai tiek Europoje, tiek JAV darė, jie mažino vadinamas bazinės palūkanas. Kaip matome, prasidėjus infliaciniam tam šokui, palūkanos tiek Europoje, tiek Amerikoje buvo užkeltos, Europoje iki 4,5%, Amerikoje iki 5,5% ir dabar mažėja. Mums, europiečiam, gera žinia, kas turi paskolų, gera žinia, kad palūkanos tos centrinių bankų bazinės yra mažinamos greičiau negu Amerikoje. Jos iš esmės koreliuoja su, tarkim, Euriboru. Tai Euriboras netgi šiek tiek, galbūt sakyčiau, bando nuspėti, ką centrinis bankas darys ir anksčiau juda žemyn. Tai dabar Euriboras, jeigu neklystu, 6 mėnesių yra žemiau 3% arba panašiai. Tai palūkanos mažėja,
Tik tai skirtingi paveikslai. Europoje mažėja, nes infliacija ne problema, bet atrodo, Europai taip pat reiktų truputį ir paskatinti. Amerikoje, kaip matome, taip neskuba mažinti, iš dalies dėl to, kad ir infliacija yra šiek tiek didesnė, bet ir ekonomikos skatinti, atrodo, tenais visiškai nereikia. Tai prasme, bendrai situacija yra darbo rinkoje ganėtinai gera. Tai vat, aš sakyčiau vėlgi, taip kalbėti bendrai apie visą pasaulį vienodai negalima. Manyčiau, galim būtų drąsiai teikti, kad Amerikoje situacija yra geresnė negu Europoje, bet palūkanos mažėja. Ir kalbant apie tai, ko rinka tikisi iš centrinių bankų, tai čia kiekviena ta kreivė parodo, ko tikisi grubiai po metų, po 2, po 3. Čia rinkos lūkestis. Tai jeigu Europoje dabar ta bazinė palūkanų norma yra 3%, tai tikisi, kad maždaug metų bėgyje sumažės iki 2, apie 1% pamažins dar. Amerikoje tikimasi maždaug 0,5% pamažėjimų. Tai kaip pastarosius metus rinka visą laiką tikėjosi palūkanų mažinimo, tik tai kas galbūt pasikeitė, kad atėjus Trumpui, kaip atėjus, kai Trumpas laimėjo rinkimus, Amerikoje šiek tiek pasikeitė lūkestis. Ta prasme, prieš tai buvo tikimasi, kad gerų procentų dar mažins palūkanas, dabar, kaip matome, tikisi jau tik tai 0,5%. Tai čia toks tas pasikeitimas, kad šiek tiek pasikeitė lūkestis, kad mažiau mažins palūkanas. Ir viena iš pagrindinių to priežasčių, kad Trumpo politika atrodo tokia infliacinė yra. Apie tai dar šiek tiek pašnekėsim. Čia tokia labai trumpa pratimą su investuotojas, kai ateina tie duomenys, matėme, va čia neseniai buvo irgi dėl stiprios rinkos, vartojimas, darbo rinka ir kas realiai verčia centrinius bankus sumastyti, ar reikia dabar mažinti palūkanas ir dar uždėti papildomą pozityvo karštą ekonomikai. Ir ta naujiena, kai išeina per dieną, visada jinai būna akcijoms mažiau patinka, nes tai reiškia pinigai lėčiau pigs ir tas papildomo pozityvo, kuris buvo įkainotas, anksčiau jo nebus ir būna svyravimai rinkų. Ir tada investuotojai skambina ir klausia, kas čia atsitiko, kodėl viskas ten krenta po 3%. Tai čia yra sentimentas, jis tiesiog toks svyruojantis yra dabar dėl palūkanų, bet bendrai trendas yra, kad vis tiek mažės ir reikia kuo mažiau kreipti tos dalykus dėmesį. Ne? Tai jie tokie, volatilumą prideda, bet trendas mažėjimo išlieka. Ir tą labai svarbu visada turėti omeny trendą, tą ilgalaikį dalyką. Ja. Ir aš čia dar pridėčiau tai, kad standartiškai po palūkanų pakėlimo centriniai bankai mažina palūkanas dėl to, kad ekonomika pradeda strigti ir lėtėti. Jeigu taip pasižiūrėsim, yra praeitą renginį mes kalbėjome apie tą vadinamą Fed pivotą, reiškia, kai kelia palūkanas, kai didelė infliacija didelė dažniausiai tada, kai ekonomika perkaista, pastaruoju metu taip nebuvo. Infliacija padėjo ne dėl perkeitimo, infliacija padėjo dėl po covidinių visokių sutrūkusių grandinių ir panašiai. Bet standartiškai būdavo taip, kad palūkanas pradeda mažinti, kai ekonomika jau blogai. Dabar palūkanas mažino dėl to, kad susitvarkė su infliacija ir atrodo, kad gali būti, ypač Amerika, išsivartys su to vadinamu soft landingu. Tai reiškia, kad pakėlus palūkanas ekonomikas nesugriaus. Ir tas mažinimas yra ne dėl to, kad skatinti ekonomiką, o dėl to, kad sugrįžti normalų palūkanų kažkokį rėžį. Normalus palūkanų rėžis tai dažniausiai yra skaičiuojama su infliacijos lūkesčiais, kad ta reali palūkanų norma būtų šiek tiek teigiama. Tai čia nieko, tas mažinimas nėra, kad dabar bandom išgelbėti nuo kažkokios, kad nesugriūtų. Ir tai reiškia, kad ekonomika yra gerai. Bet vėlgi, kaip Renas sakė, tie kasdieniai tokie pajudėjimai, tai labai reikėtų juos stengtis nežiūrėti, o labiau orientuotis ilgesnį laikotarpį. Tai pasižiūrėjom yra į tokius pagrindinius mūsų stebimus makro duomenis ir dabar pabandykim pasižiūrėti į tai, kokios nuotaikos vyrauja dėl ateities. Tai jeigu tai pabandyti suakumuliuoti prognozės, ką prognozuoja?
tai praktiškai visos prognozijos bus susijusios aplink Trumpą suksis. Tai Donaldas Trumpas yra į verslą orientuotas politikas ir skatina optimizmą verslu. Kaip tarkim, pirmoji kadencijoje, kai jis buvo atėjęs, jis sumažino įmonių pelno mokestį ir tai turėjo labai didelę teigiamą įtaką. Dabar jisai dar kalba apie tai, kad galbūt reikėtų tą pelno mokestį pamažinti. Tai čia viena. Antras dalykas, ką jis labai garsiai šneka, kad reikia, vienu žodžiu, kaip čia pasakyti, muitų. Kalba apie muitus papildomus, tai tiek Kinijai, tiek Meksikai, tiek net Europos Sąjungai. Ir ką tai reiškia? Tai reiškia, kad sakykime, tos šalis, kurios bus apkrautos muitais, jų ekonomikai, jų įmonėm tai gali turėti neigiamą įtaką, bet JAV įmonėm ir JAV ekonomikai tai gali turėti teigiamą įtaką. Tai va, ir dėl to atitinkamai ganėtinai tos teigiamos prognozės JAV įmonėm, ypač lokaliai, ta prasme, tik JAV veikiančiom įmonėm. Tačiau ką tai gali iššaukti, tai didesni muitai, tarkim, jie gali iššaukti infliaciją. Na ir čia šioje vietoje irgi yra labai daug spekulacijų, vienu žodžiu, ar tie produktai, kurie bus apmuitinti, ar jie yra Amerikoje labai vartojami, tada jeigu bus apmuitinti, jie tada Amerikoje pabrangs, bet ar jie bus pakeisti kažkuo vietiniu ar net, na, čia daug visokių spekulacijų, bet iš principo tai gali turėti tam tikrą infliacinį efektą ir iš dalies dėl to yra, kaip ir minėjau, tie lūkesčiai dėl palūkanų mažinimo pamažėjo. Tai reiškia, jeigu rinka tikisi didesnės infliacijos ateityje, tai atitinkamai tikisi, kad ir galbūt palūkanų tiek nebemažins arba negalės mažinti centriniai bankai. Taip pat, ką pastebėjom, kad su ta didesnės infliacijos lūkesčiais iš esmės pradėjo kilti ilgesnio termino obligacijų pelningumų. Tai čia tokios pagrindinės, sakykime, tos temos, kalbant apie tai, kaip sekasi akcijų rinkai ties kažkokiu prezidentu, tai čia pateikiam tokį bendrą paveiksliuką, kur kiekvieno prezidento kadencija, akcijų grąža per tą kadenciją, akcijų kainų kritimas didžiausias. Na ir jeigu taip išvidurkint, tai būtų respublikonų prezidentų metinė grąža. Esant respublikonui akcijų metinė grąža buvo apie 10%, esant demokratams apie 13%. Tai šiuo atveju didelio skirtumo nėra, bet jeigu pabandytumėt panalizuoti, tas respublikonų ta vidutinė metinė grąža mažesnė iš dalies dėl to, kad jie susirinko 2000-ųjų krizė, 2008 metų krizė ir dar gana seniai, ten 73-74 metai irgi recesija. Tai praktiškai jie per recesijas buvo valdžioj. Ar dabar dėl jų jos įvyko ar ne, čia kitas klausimas, bet tokie skaičiai, o Trumpo atveju tai bendra grąža akcijų per jo kadenciją buvo apie 70% ir atsižvelgiant tai, kad jis yra pro verslo, tai investuotojai gana optimistiškai žiūri į būtent jo atėjimą. Tai kokios prognozijas pelnam? Pradžioj rodžiau tam tikrą JAF akcijų ir Magnificent 7, dabar parodysiu šiek tiek platesnį paveikslą. Tai pasauliui 25 metais, pasaulio akcijom bendrai yra prognozuojamas maždaug 12% pelnų augimas, JAF akcijom apie 14%, Europos, UK apie 7-8%, besivystančiom rinkom vėlgi apie 14%. Tai ką matom, kad visiems pagrindiniam regionam, tai yra JAV, Amerika, Europa, Azija, yra prognozuojami pelnų augimai. Kaip minėjau, tai yra prognozės ir jos gali pasiteisinti, gali nepasiteisinti. Bendrai reiškia, turim pelnų augimą. Dabar, kalbant iš akcijų brangumo ir pigumo, matome kitam paveiksliukui, kad Amerika, čia ta mėlynas burbuliukas, jeigu jisai virš žalios linijos vidurkio, sakykime, tai reiškia akcijos yra brangesnės negu vidutiniškai, jeigu ties žalia linija arba žemiau jos, tai reiškia jos yra normaliai vertintos arba pigesnės. Ir kaip matome, JAF akcijos yra išskirtinės. Jos yra pagal didelę dalį vertinant, jos yra vienos iš brangiausių, istoriškai vienos iš brangiausių, tačiau
joms taip pat yra piešiama labai nebloga ateitis. Ir, pavyzdžiui, 25 metais, nors JAV ekonomika ir rinka yra viena didžiausių, yra prognozuojamas didžiausias pelno augimas. Tai va iš šitų, kur žiūri. Šiaip buvo čia įdomumui dėlei biškai persiskaičiavo šitie skaičiai, nes 24 metais mes dar pesimistiškai matėm vaizdą 25, ir metų pabaigai tas pasikeitė. Ir jeigu žiūrėtume į 24 metus, ką rodė Artūras, mes visą Lukas ir mes, ir ten buvo netokie pozityvus lūkesčiai, ne, ir jie dabar pasikeitė. Matome, kad vis dėlto pelnams yra lūkesčiai didesni negu tikėjomės, nes ten buvo arti 10 ar net mažiau negu 10. Jo, tai čia, bet žinot, kaip, tai va, tas ir yra, kad lūkestis yra, tai nėra faktas. Tai taip pat kaip oro prognozė, tai prognozuoja rytoj bus 10 laipsnių, bet gali būti 8, gali būti 12, jeigu ten kažkas taiga pasikeis ir papūs. Tai įvyko COVID-as ir visos metų prognozės. Bet tai yra, aš kaip sakau, tai yra vienas iš tokių, tiek prognozės yra mažai turinčios vertės, jeigu taip, bet tai yra vienintelis dalykas, į ką mes galim, ko aš siūlyčiau remtis. Tai yra būtent bendra prognozė, nes tai parodo tą konsensusą, tokį kaip minios nuotaiką. Ir jeigu rinka jinai eina ir jau faktas, jis atitinka prognozę, tai reiškia viskas yra gerai. Jeigu faktas jisai blogesnis negu prognozė, tai tada rinka jinai reaguoja neigiamai. Ir būna dėl to investuotojai kartais sako, pelnai pakilo, akcijos nukrito. Kodėl? Dėl to, kad tą pakilimą, rinka tikėjosi didesnio pakilimo, negu kad įvyko. Tai vat, kaip ten yra tasai posakis, kad pirk gandus, parduok faktą. Tai vat, tą ir daro. Reiškia, investuotojai investuoja su idėja, tikėdamėsi, kas bus po metų, 2, gal net 5 metų, ir tada atitinkamai adjustina priklausomai nuo to, kas įvyksta. Tai va, tai čia yra prognozė pelnam. Tačiau jeigu mes analizuosim akcijų rinkų istoriją, pamatysim, kad akcijų kainos su pelnais ilgainiui tai atitinka, bet metų bėgėje nukrypimai gali būti labai drastiški. Ir kaip matėt praeitais metais, 24 metų gražoj, akcijų kainų gražoj, pelnų augimas buvo tik tai gal pusė tos įtakos. Tai va, tai dabar pasižiūrėkime, o ką JAF akcijų indeksui, tai yra didžiausiai akcijų rinkai, prognozuoja strategai šiais metais pabaigoje. Iškia, kiek indeksas galėtų būti vertas metų pabaigoje. Tai čia yra gal 10 skirtingų bankų strategų prognozės. Dabartinis indeksas dabartinė reikšmė, čia yra šios dienos buvo kaina apie 5940 punktų. Tai yra tokia S&P indekso reikšmė. Mažiausia prognozė yra 6400. Didžiausia prognozė yra apie 7000. Na, tai čia mes turime maždaug apie 11, truputį vidurkis yra apie 11%, 10-11% kainos augimas nuo dabar. Įdomu tai, kad jeigu praeitais metais buvo prognozuojančių, kad kaina, ir tiek buvo prognozuojančių, kad kaina kris, tiek atkils, o įvyko taip, kad realus rezultatas viršijo pačią optimistiškiausią prognozę, tai šiais metais įdomu tai, kad praktiškai visi prognozuoja kilimą. Vieni mažesnį, kiti didesnį, bet nėra prognozuojančių kritimų. Na, tai jau galbūt yra tam tikras signalas, kad gana optimistiškai vertina. Artūrai, dar primink, man atrodo, 28 metais, jeigu pažiūrėtume, ką prognozavo analitikai, tai irgi nebuvo praktiškai ne vieno neįmo, ne? Visi 2008 turiu omeny. Taip, 2008 irgi visi prognozavo 10% augimą. Tai tas augimas, prognozės yra vienas, bet istorija rodo, kad eilinį kartą vis tiek niekas nepataiko. Tai aš prie ko dabar einu. Tai ta prasme, ką mes turim? Mes turim pelnų prognozės ir mes turim akcijų kainų prognozės, kurios iš esmės labai atitinka pelnų. Jeigu pelnam prognozuoja 14%, akcijoms sako, bus gal 11%, tai netgi šiek tiek konservatyviau. Bet yra dar kitas būdas pasižiūrėti į akcijų, sakykime, perspektyvas ir tai yra tie santykiniai rodikliai. Tai čia visų pirma pateikiu JAF akcijų rinkos, tą vadinamą forward PE10, forward PE rodiklį, tai yra
prognozuojamų metinių pelnų santykis su kaina, arba kitaip tariant, kaina padalinta iš pelno, prognozuojamo pelno. Ir jeigu vidurkis yra 30 metų apie 17, nu, tai kitaip tariant, 17 metinių pelnų yra normali kaina, tai dabar yra apie 21,5, kaip matome, yra gerokai virš vidurkio. Ir čia yra kiti, iš viso 6 tokie vertės rodikliai, tai P, tas keipas, dividendinis pajamingumas, price to book, price to cash flow, ir yra koks yra nukrypimas nuo vidurkio. Tai pagal visus rodiklius JAF akcijos yra brangesnės negu šiaip vidutiniškai. Tai panašiai buvo maždaug 21 metais, po to sekė 22 metai, kaip atsimenam, kainos koregavosi apie 30%. Tai čia vienas iš tų, sakykime, tokių negatyvių signalų, bet ką tas brangumas, kaip jį interpretuoti dabar, ar tai reiškia, kad jos taiga kris, nekris. Tai jeigu pasižiūrėsim istoriją, tai tas, sakykime, akcijų kainų brangumas metų bėgiai jisai turi labai mažai prognozuojamos vertės. Dabartinis rodiklis yra apie 21,5, tai jis per visą, kiek čia, kokį 50-60 metų istoriją, kai praeitie buvo toks rodiklis, sekančių metų akcijų grąža išsidėliojo intervale nuo -30 iki +40. Tai prasme, kad nėra vienareikšmiškai, kad tik tai kris, bet nėra vienareikšmiškai, kad tik tai kils. Tai jeigu tas rodiklis būtų labai žemas, pavyzdžiui, žemiau 10, nebuvo atvejų, kai per sekančius metus akcijų kainos krisdavo. Nebuvo. Bet realiai, ar jisai yra 14, ar 17, ar 20, ar 23, tai praktiškai sekančių metų rezultatas jisai gali būti tiek teigiamas, tiek neigiamas. Aišku, jeigu mes imsim vidurkį, tai jisai turbūt artėtų labiau prie nulio. Tačiau, jeigu mes periodą ateities ištempiam iki maždaug 10 metų, tai čia yra ta pati logika, tik tai skaičiuojama, kas būdavo su akcijom po 10 metų nuo dabartinio momento. Ir čia matom labai aiškiai priklausomybę, kad kuo tas akcijų įvertis yra didesnis, kuo jos yra brangesnės, tuo ateities grąža būdavo mažesnė. Tai čia šitoje vietoje mes dabartinę situaciją analizuodami, taip turbūt kelias išvadas galim padaryti, kad jo artimiausiams metams rinka yra optimistinė, bet jeigu pažvelgsime į ateitį toliau, praktiškai visi modeliai rodo tą patį, kad prognozuojamos yra mažesnės grąžos negu vidutinės dėl to, kad akcijos yra brangios. Ir tai gali būti, tai negali būti, bet tiesiog čia ir yra tas, koks turėtų būti tas, aš kaip sakau, realesnis lūkestis, kad jeigu investuojat į akcijas, ypač JAF akcijas, tai savo lūkestį turėtume statyti ne ant praeitų 10 ar 5 metų grąžų, bet remtis nuo dabartinio taško ir aš, kaip sakyčiau, būti labiau konservatyviais. Turėna, norėtum kažką pridurti? Ar? Taip, aš matau, vyksta čiate jau apie pervertinimą diskusijos. Galėsim prie to gal vėliau tada. Jo, tai aš šitoje vietoje kaip ir jau prieinu prie išvadų. Jeigu tai bendrai žiūrėti, tai 24 metai buvo puikus metai, optimistinės nuotaikos, optimizmą palaikė tiek geri makro rodikliai, tiek ir ganėtinai geri įmonių rezultatai, infliacija stabilizavosi, centriniai bankai mažina palūkanas, rinka tikisi tolimesnio palūkanų mažėjimo, aplenkiantis indikatoriai signalizuoja vis dar augimą ir kol jie auga, tol mes esam visiškai ramų, sakykime, akcijoms prognozuojam pelnų augimą ir kainų augimą. Pagal mūsų modelius JAF akcijos vis dar yra inertiškiausia akcijų rinka, tai mes į ją investuojam tiek Momentum fonde, tiek Global Equity fonde. Tai yra, sakykime, tose fonduose, kurie gali alokuoti tarp skirtingų akcijų regionų. Tai yra, sakykime, inertiškiausias akcijų regionas ir taip yra jau ilgą laiką su tam tikrais ten trumpais nukrypimais. Tačiau, tai bendrai žiūrint, atrodo, išvardinau ir atrodo ganėtinai viskas optimistiškai.
Tačiau, kaip visada, kaip ir pasimsiu šitą iš Luko, nusikopijuosiu, mes niekada nerekomenduojame investuoti į vieną regioną ar vieną sektorių, nes nei vienas iš mūsų, kad ir kiek daug metų dirbam ir žiūrim prognozes ir patys turim tam tikrus modelius, tiksliai pasakyti, kam kiti metai bus geriausi, yra labai sudėtinga, dėl to visada rekomenduojam diversifikuoti ir esam paruošę savo internetiniam puslapį tokį portfelių skiltį, kur galit pasiskaityti apie kaip mes siūlytume žiūrėti tą diversifikuotą portfelį. Tai dėkui uždėmesi ir jo, tada dabar galim pereiti prie klausimų. Gal Artūrai bus paprasčiau ir atsakyti į klausimus, kai aš uždėsiu mūsų pavyzdinius portfelius ant ekrano, taip, ir kažkiek galėtume bendrai rodyti per tą prizmę situaciją. Dabar ar pasakykite, ar matote, ką aš rodau? Ar matosi? Dar ne. Nu, žiūrėk, kažkas jau siunčia pliusus man. Matau, jo, matosi. Tai kadangi yra klausimų apie investavimą į technologijas, investavimą į akcijas, didinimą ar mažinimą, tai pagrindinis dalykas ir pagrindinė išvada, kuri buvo Artūro, yra skaidyti ir diversifikuoti. Tai viena iš tų dalykų, kurį reikia turėti omeny, kad portfelius geriausia pildyti, aišku, akcijom ir rizikingom turtom klasėm, ypatingiam tokiem kaip Nextshare, yra prie pakritimo. Ne? Tai Nextshare labai gerai performina tos paskutinius 5 metus, bet svyravimai tikrai bus. Klausimas, ką jūs darysite tada? Tai vienas dalykas pildyti prie pakritimo, tai koks yra, Artūrai, kritimas Nextshare technologijų fondų. Tiesiog iš mūsų pusės pasakysime, 10% yra Nextshare niekas, 20% yra gal įdomiau, bet jau toks geresnė nuolaida investavimo turbūt su Nextshare technologijų fondu būtų kokie 25%, sakyčiau, jau galima žiūrėti. Tai. Čia, aišku, jo, taip, turbūt labai geras pavyzdys, paskutiniai ten 5-6 metai buvo, to ir COVID buvo, ir ten 22 metų, ir dar prieš tai, 30 ir plus buvo netgi gal iki 40 tie pakritimai, kurie atsistatydavo, bet tai dar nebuvo kažkas masiško kaip 2008 metai. Taip. Tai va, 20, taip, iki 10% tai gal net nepastebės kiti investuotojai. Va, pavyzdžiui, Apple akcijos yra dabar nukritusios 10% nuo piko. Realiai, kaip dabar, kaip šnekam, vakar žiūrėjau, kaip tik dar buvo pakritusios. Tai va, tas 10% čia akcijom, šiaip bendrai akcijom yra toks nerimtas, bet kas virš 20, Nextshare ar technologijų, tai yra sektorių, sakyčiau, kas virš 30, jau tikrai tuo metu galima pradėti pildyti, dalimis pildyti ar panašiai. Čia, aišku, irgi reikia turėti savo tam tikrą logiką. Dabar, kaip pavyzdys, koks galėtų būti jūsų startas, arba jeigu jis yra, nes vis tiek mes kalbame apie tai, kaip mes žiūrime į portfelius, kaip valdome, tai va, tas mūsų populiariausias, gal optimalus portfelis, gal jo grąža neatrodo tokia įdomi kaip Nextshare technologijų fondo, bet ką mes turime, ne? Tarkim, investuojant 500 eurų į tokį portfelį, jūs galite turėti obligacijus, žaliavas, auksą, momentum fondą, kuris vaikšto tarp skirtingo turto klasių ir 40% portfelio yra akcijose. Kažkas čia rašė, ar portfelis su 40% obligacijom, 15 akcijom nekilnojamo turto yra gerai arba blogai ir čia gal reikia relokuoti. Tai mes labai paprastai žiūrime relokacijas per sviravimus. Ne? Kuo didesni akcijų sviravimai rinkoje, tuo didesnį dalį mes akcijų didiname. Net startas gali būti 40%, 50%, bet svarbiausia turėti, iš ko išimti ir kur padėti prie sviravimo į akcijų krepšelį. Ir tai gali būti obligacijos, žaliavos ir kitos turto klasės. Tai tą patį jūs galite daryti patys, arba galima daryti jo per tuos Synergy Finance portfelius. Kas jums padės, kas jums tai duos, tai reiškia, jeigu Nextshare technologijų fondas nukris ir neatsistatys 5 metus, ir jūs vienintelį dalyką, ką galėsite visus pinigus įdėję į Nextshare, tai tiesiog laukti tos 5 metus atsistatymą, o jeigu turėsite ir kitus variantus, ir obligacijas, ir žaliavas, ir NT, arba geriau žiūrėti, aišku, per koreliaciją, koreliuoja neigiamai su Nextshare, kai Nextshare krenta, kiti auga, fiksuoti ir relokuoti, ne?
dapirkinėti. Tai vat iš optimalaus, vat taip dinamiškai valdant, Artūrai, vat gali mane pataisyti, galima ir 10 ilgalaikio perspektyvoje gauti ir daugiau, jeigu mes darysime tuos žingsnius, ne? Svarbiausia turėti planą, startą, turėti visas temas, kuriuose galim dalyvauti ir tada dapirkinėti. Tai iš 8 galim ir 10 papildyti, padaryti ir panašiai, darant tuos žingsnius visus jo. O kalbant apie, taip sakyti. Aš tai čia tiesiog, ta prasme, daugumai nereikia bandyti gaudyti tų momentų. Ta prasme, jeigu jūsų investavimo horizontas yra 10+ metų ir dar papildomai investuoti planuoja ten kas mėnesį ir kas pusmetį, tiesiog turit kažkokį krepšelį su tam tikrom proporcijom, kažkokia dalis akcijos, kažkokia dalis galbūt obligacijų, gal nereikia, gal aukso, gal nereikia, tiesiog tą proporcijas nusistato ir investuoja. Taip, jeigu nukrenta ar portfelis, ar atskira turto klasė, galite investuoti daugiau. Tai čia daugumai šito modelio realiai turėtų užtekti. Dabar bandyti gaudyti, kaip Renas sakė, kad didinti riziką kažkuriuo metu mažinti, taip, šitie sprendimai yra. Mes turim tam tikrus modelius, kur jeigu akcijų kainos krenta tam tikrą procentą ir jeigu aplenkiantys indikatoriai yra tam tikroje stadijoje. Tai yra momentai, kai mes krepšelio riziką didinam, kaip Renas sakė, iš optimalaus, kuris turi fiksuotą lokaciją, ten, pavyzdžiui, akcijų padidinam 10%, 20% ar panašiai. Bet daugumai to daryti ir nereikia. Ta prasme, nes tam reikia laiko, jeigu norit patys daryti, tam reikia stebėti, tam reikia turėti tuos modelius, turėti logiką, kodėl taip darai, pasitikėti tą logiką ir panašiai. Ir kur buvo klausimas, ar tinka tam tikra lokacija, ten 40, 30, 15, 15, tai mano patarimas būtų tiesiog nueikite yra vienas puslapis Portfolio Visualizer, kitas yra, jeigu neklystų, Lazy ETF Portfolio, ir ten galite susidėti tas proporcijas, pasižiūrėti, pavyzdžiui, per paskutinius 10 ar 20 metų, kokie buvo to portfelio svyravimai. Ne grąža, bet nuostoliai. Ir jeigu tie nuostoliai, kuriuos toksai portfelis patyrė, jums atrodo priimtini, jūs išgyventumėt su jais, tai tada jums tinka. Jeigu jūs matysit, kad tai nedaug svyravo, tai galbūt galite ir daugiau investuoti į akcijas, pavyzdžiui, mažiau į obligacijas. Tai esminis dalykas ir pasakyti, jeigu čia 40 metų ir laikotarpis, pavyzdžiui, 20 metų, tai gal jisai yra per saugus. Bet iš periodo pusės žiūrint, bet iš rizikos, apie rizikos toleranciją jūs nieko neparašėt ir atsakyti, ar jisai tinkamas ar ne, čia sunku būtų. Tai čia bendra taisyklė yra pradžiai, kad portfelis turi atitikti rizikos toleranciją. Visi pradeda nuo to, nori investuoti į X fondą ar ten rinką, nes uždirba 20% metinių, bet čia nėra teisingas. Čia tas pats, kas ateinu ir sakau, aš noriu nubėgti 100 kilų maratoną, bet ta prasme, nepasimatuoji savo fizinių galimybių, ar tu realiai sugebėsi tą padaryti. Aš tik priminsiu, kad Nextshare technologijų fondo valdymo įmonė yra Synergy Finance ir mes kaip Synergy Finance komanda atstovaujame ir kalbam apie Nextshare technologijų fondą ir matau, kad dauguma rašo, kad Rena su Nextshare, Rena dirba su Nextshare technologijų fond investuotojais ir aš, ir Greta, ir Indrė jau daugiau, tai tokia yra ir sąsaja, kad mūsų valdymo įmonė Synergy Finance valdo Nextshare technologijų fondą. Ir čia aš tiesiog noriu parodyti, kas nemoka naudotis puslapiu Synergy Finance, kad labai paprastai galima pamatyti, kokie buvo Nextshare technologijų fondo metiniai svyravimai. Tai užėję į statistinės duomenys po grafikų galite pamatyti, kaip kiekvienais metais atrodė rezultatas. Tai starte 18 metais buvo -20, pažiūrėkim, 3 metus iš eilės buvo praktiškai virš 35-40 net beveik, tada mes turi 22 -35 turėjom. Palyginimui yra Synergy Finance fondas Global Momentumas, kuris tais pačiais metais padarė +5,5. Tai praktiškai tokia yra ir tų portfelių paskirtis, kad jie vienas su kitu gali neigiamai koreliuoti, vienas krenta, kitas kyla. O čia pažiūrėkite, kokie yra dabar rezultatai Nextshare technologijų fondo paskutinių 2 metų, +74, +52 ir panašiai.
Tai vat šitus visus rezultatus galite visada pamatyti po tų grafikų ir kiekvieną fondą atskirai ir kiekvieną portfelį, kaip jis yra sudėliotas. Mes turime apie investicinę sąskaitą klausimus, Artūrai. Tai yra, klausia investuotojas, kur yra, kad tarkim, jeigu noriu pirkti daugiau fondų arba Nextchery, galėsiu Synergy vidinę sąskaitą deklaruoti kaip investicinę ar pirkti iš savo eilinės sąskaitos, va čia galėtum bendrai atsakyti visiems. Tai dabar aš tiesiog pabandysiu taip labai trumpai konkrečiai, kas liečia būtent investicijas į Synergy Finance fondus. Tai mūsų kaip valdymo įmonės Synergy Finance kažkokios sąskaitos jūs deklaruoti neturėsit ir šiaip negalėsit, nes investicinė sąskaita gali būti tik sąskaita, kurioje gali būti laikomi pinigai. Tai vat jūs jokios sąskaitos pas mus kaip valdymo įmonė neatsidarot, mes jos nesukuriam, jūs realiai pas mus įsigijat vertybinius popierius, tai yra fondo vienetus, mes juos apskaitom. Tai modelis, kaip turėtų veikti, tai yra toksai. Jūs turite turėti banko sąskaitą kažkokią, nežinau, kokį banką benaudojat, turit sąskaitą, kurią užvadina, tarkim, investicinę ir iš tos sąskaitos darot pavedimus į vieną fondą, į antrą fondą, į trečią fondą ir tada kaip parduoda, tie pinigai grįžta į investicinę sąskaitą. Ir jūs, ką jūs iš principo tada rodot, kad į tą banko sąskaitą, pavyzdžiui, pervedėt 2000 eurų, po to kitais metais 2000 eurų, po to dar 10 000 ir rodot tik įnašus. Dabar, jeigu jūs perkat ir parduodat ir pinigai grįžta į tą sąskaitą ir iš tos sąskaitos vėl perkat kitą fondą, tai čia nesiskaitys jau nei įnašas, nei išėmimas, kol jūs iš tos banko sąskaitos neišsimsit. Tai mūsų atveju realiai ir praktiškai visų turbūt valdymo įmonių, kurios tik tai fondus valdo. Nes investicinė sąskaita, kaip minėjau, tai gali būti ta bankinė sąskaita ir tai negalės būti nei indėlio sąskaita, nei depozitinė, nei bendra jungtinė, kur sąskaita, tai reiškia turės grynai asmeninė būti sąskaita ir veiks taip, kad jūs tiesiog turėsit reiškia, iš tos sąskaitos, kur darot pavedimus pirkti fondų vienetus, tai atskaitysis kaip investavimas iš tos investicinės sąskaitos. Tai nežinau, ar šitoj vietoj atsakiau, bet kad VMI, kai deklaruosit, ta prasme, iš mūsų jums jokios informacijos realiai nereikia, tiesiog turit susidėlioti taip, kad visos investicijos į fondus keliautų iš tos sąskaitos, kurią jūs priskirsit investicinį. Ir antras dalykas, ką svarbu atkreipti, kad kai parduosit, kad grįžtų į tą pačią sąskaitą. Tai reiškia, jeigu pildysit kažkada fondų vienetų pardavimą, tai ten sistema prašo įvesti sąskaitos numerį. Dabar jinai yra įvesta kažkokia, tai gali būti, jeigu darėt išpirkimą, jau esat įvedę, galbūt esat pasikeitę ten tą sąskaitą ar panašiai, bet tiesiog susižiūrėti, kad sistemoje, reiškia, prisijungus, kai darot išpirkimą, tai būtų nurodoma ta pati sąskaita investicinė, į kurią grįž pinigai. Nes jeigu persivesit į kažkokią kitą sąskaitą, kuri nėra investicinė, tada jau atitinkamai VMI gali užtraktuoti, kad tai yra išsiėmimas, reiškia, iš investicinės sąskaitos. Tai nežinau, ar atsakiau šitoj vietoj? Matai, daug kas klausia dar apie esamas investicijas. Esamos investicijas... Tai esamas, aš gal tiesiog neišgirdau prieš tai. Tai esamas investicijas jūs turėsit nuspręsti, kurios esamos investicijos, kurias jūs padarėte iki 24 pabaigos. Kurios norit priskirti investiciniai sąskaitai ir ką reikės padaryti, kaip komentavo, tai jums reikės 26 metais, kai deklaruosit už 25 metus, reikės, kaip čia pasakyti, nurodyti, kokia buvo jūsų turimų tų investicijų, kurias norit jau įsigytų investicijų iš seniau, vertė, kurias norite priskirti, ten gali tekti pateikti tam tikrus išrašus, kuriuose matytųsi, nes jums reikės, tarkime, jūs, pavyzdžiui, 24 metais į Synergy fondą investavo 10 000 eurų, dabar galbūt ta vertė yra 12 000 eurų, bet kai ateis 26 metai reikės deklaruoti, jūs sakysit, aš
tuos vertybinius popierius, tuos fondo vienetus, už kuriuos mokėjau 10 000, priskiriu investiciniai sąskaitai. Tai nurodysit, kad 10 000 buvo jūsų tas, vadinkim, įnašas. Ten dar vėlgi detalių klausiau, ar reikės nurodyti konkrečiai kiekvieną fondą, akciją ir panašiai, su kiek mokėjau už vieną vienetą, tai sakė, ne, reikės nurodyti bendrą sumą ir standartiškai, kaip ir dabar, pavyzdžiui, deklaruojant pajamas už metus, taigi yra nurodot pajamas išlaidas. Du skaičius realiai. Bet po to reikia pridėti tam tikrus dokumentus pagrindžiančių tas sumas. Tai čia turėtų būti taip pat. Jūs nurodysit tam tikrą sumą, kurią įnešat kaip vertybinių, ta prasme, kur yra lygiai tų vertybinių popierių sumai, kurios įnešat ir gali tekti pateikti papildomus dokumentus pagrindžiančius. Kaip žiūrėti į forward pay, ta prasme, ar koks yra tai pateikiamas apskritai rodiklis, ne? Tai jeigu jau klausia, galima ir apie tai pakalbėti trumpai. Jo, tai, čia, kas tai yra per rodiklis, tai standartinis PE rodiklis, pradėkime nuo to, tai yra akcijos kaina padalinta iš paskutinių 12 mėnesių pelnų. Tai nežinau, akcijos kaina 100, paskutinių 12 mėnesių pelnas yra 10 pinigų akcijai, PE rodiklis 10. Forward PE ima ne paskutinių 12 mėnesių, o ne paskutinių 12 mėnesių pelną, o prognozuojama ateinančių 12 mėnesių pelną. Dėl to jis ir vadinasi forward, tai reiškia žiūrint į priekį. Ir jisai dažniausiai jį naudoja, reiškia, strategai, ne praeitį bando žiūrėti, o atseit ateitį. Nes akcijų kainos, jos iš dalies bando įskaičiuoti ateities rezultatus. Bet tai ir viskas. Ir tiesiog turim, kadangi JAF akcijos tų yra labai stipriai analizuojamos, yra labai daug tų vadinamų bankų, kurie tas prognozes jau eilę metų skaičiuoja, teikia ir yra jau statistika visa ir panašiai. Tai tiesiog yra toks rinkos standartas, labiau naudoja būtent tą forward PE rodiklį, o ne tą vadinamą trailing, kuris yra už praeitį. Tai ir tiek, o šiaip ką jis reiškia, tai būtent kiek metinių pelnų kainuoja akcijos. Ir kuo daugiau metinių pelnų mokam už akciją, tuos tradiciškai pelningumas tos investicijos mažesnis. Nebent įvyksta taip, kad augimas yra gerokai viršyje. Bet jeigu imsim tos standartus, tai ten, tarkime, nežinau, akcijų pelnų augimas, jisai labai neženkliai viršyje infliaciją, tai ten vienu kitų procentukų. Tai bendrai ir skaičiuoja, kad ten JAF akcijų toks vidutinis PE yra apie 16-17. Tai reiškia, pelningumas metinis išsiverčia maždaug 7%, bet kadangi pelnai auga metai iš metų, tiek dėl infliacijos, tiek dėl technologinių dalykų, tai tas atsiperkamumas jisai gaunasi šiek tiek greičiau negu per 16 metų, o ten vidutiniškai per kokius 10 metų ar panašiai. Aš noriu paprašyti, kas liko, atsakyti į klausimą, ar šiandien informacija pasirodė aktuali ir suprantama jums? Taip, aktuali ir suprantama, taip aktuali, bet sudėtingai suprantama. Ir trečias yra nelabai ką supratau. Tai pabandome atsakyti, mes turėsime tą omeny, ar reikia kažką prastinti ir panašiai. Didžioji dauguma sako, kad vis dėlto viskas buvo aktualu ir suprantama, Artūrai. Tai dar jau 36, 46 ir nemažai atsakiusių, tai praktiškai tik 10% iš apklaustų atsakiusių sako, kad buvo gal sudėtingai suprantama. Labai džiugu, kad niekas nežymėjo, nelabai ką supratau. Aš galiu baigti. Bet čia tikrai jūsų, kaip sakant, grįžtamasis ryšys labai svarbu, nes, žinot, mes stengiamės kuo suprantamiau, bet ne visada, kaip sakant, gali po 20 metų labai kartais atrodo dalykai paprasti, bet man paprasti, bet kitiem galbūt nelabai. Tai tas grįžtamasis ryšys. Tai tikrai nesunkinsim, nesistengiam sunkinti, kuo paprasčiau, kuo įdomiau, bet esmė, kad tai nežinau, ar gali dar paklausti, ar tie, kurie planavo investuoti, ar kažkiek pasikeitė.
Mano atsakymas tai labai paprastas. Tai prasme, jeigu dvėjojat ar investuot ar ne, tai tiesiog pabandykit su nedideliam sumom. Mūsų atveju tai čia 50 eurų yra mažiausia suma, kitur yra galim ir su dar mažesnėm sumom. Tiesiog pirmą žingsnį ženkit su suma, kuri tikrai nepakeis jūsų gyvenimo, nes nežengus to pirmo žingsnio dažniausiai niekada ir nepadarai. Tai va, o pradėjus daug įdomiau darosi ir pasidomėti, ir paklausti, ir pasiskaityti kažką. Bet bendrai tai aš tikrai visiems rekomenduoju, kurie pradeda arba toj kelionėje tik tai pradeda, tai pasiskaityti tą portfelių skiltį, nes ten mes sudėjom tai, kaip mes manom yra teisinga formuotis savo portfelį. Ir aš suprantu tą norą nusipirkti pačią pelningiausią ateities investiciją ir gali būti vienais metais jūs pataikysite. Tarkim, jeigu jūs investavote tik technologijų įmonės prieš metus, jūs dabar džiaugiatės 50% grąža, super, džiaugiuosi, bet ką jūs darysit, jeigu tos investicijos nuvertės 60%? Nesakau, kad tai bus, bet istorijai tai būdavo. Gal kažkam pavyks parduoti anksčiau, gal kažkam nepavyks parduoti. Tai esminis dalykas yra, kiek visi vadovėliai rašo ir patirtis gyvenimiška, kad pirmas dalykas, ką aš visiems rekomenduoju, tai atsakyti klausimą, kokią riziką gali toleruoti svyravimų prasme. Tai reiškia, ar gali svyruoti jo investicijos -20, -30, -40, -50 į minusą. Į pliusą nesvarbu, nes į pliusą kuo daugiau, to linksmiau. Bet į minusą. Tai reiškia, kur yra ta skausmo riba. Ir tada pagal tai formuoti portfelį. Čia esmė yra. Artūrai, trečdalis atsakysiu vis dar galvoja. Tai pabandysim kitą ketvirtį dar labiau įtikinti likusius, bet didžioji dauguma, kad pažymėjau iš atsakysiu, kad tikrai pradės. Tai ačiū labai visiems, kad dalyvavot ir tokie aktyvus buvot ir pasimatysim po pirmo ketvirčio 2025. Sėkmingų investicijų visiems. Ačiū ir sėkmės.